LKL vicečempionai Kauno Žalgirio krepšininkai, tiesa, be tų žaidėjų, kurie dabar yra Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treniruotėse, ir be tų amerikiečių, kurie žaidė ekipoje ir dabar žais, pradėjo pasiruošimą naujajam sezonui. Naujojo Žalgirio komandos vyriausiojo trenerio Sergo Aco Petrovičiaus mes paklausime, o ką jis žino apie Žalgirį, apie savo naująją ekipą. Все знаем, все игроки, всю историю знаем, поэтому что Žalgiris. Viską žinome, visus žaidėjus, komandos istoriją. Dėl to, kad Žalgiris seniai žaidžia Eurolygoje, kad prieš 11 metų laimėjo Eurolygos nugalėtojo vardą. Ir patys geriausi krepšininkai žaidė Žalgiryje, kas nežino Sabonio, tad pradedant juo ir kitais geriausiais krepšininkais, kurie žinomi pasaulyje NBA lygoje. Noriu pasakyti, kad bereikia ištarti komandos vardą Žalgiris ir viskas aišku. Ir žino visi, ką jis reiškia krepšiniui. Į klausimą, ar teko asmeniškai bendrauti su Lietuvos žaidėjais ir treneriais, naujasis Žalgirio strategas Aco Petrovičius atsakė, taip, sakysime, kai dirbau Unis klube Rusijoje, buvau draugė su Valdemaru Chomičium ir Gintaru Krapiku. Tenai vyrų trenerių buvo Antanas Sireika. Там был тренер Сирейка, я после него работал как тренер у команды Уникс, и знакомы мы, хорошие. Tikėkime, kad Kauno Žalgiris naujajame sezone demonstruos ne tik naują, kokybišką žaidimo stilių, bet ir naują sportinę aprangą, kurios vardas audimas. Vienas uždavinys, kad būtų patogu ir gerai jaustųsi žaidėjai apsirengę tas aprangas. Antras mūsų pagrindinis noras yra tai, kad tos aprangos būtų pasiekiamos visiems sirgaliam, kurie galėtų jas įsigyti. Tai labai džiaugiuosi, kad dirbsim su lietuviais. Pirmą uždavinį iš karto įvykdėm, kadangi net modeliuojant ir kuriant aprangas ir parengiant dizainus ir modelius dalyvavo mūsų žaidėjai, į kurių pastabas gamintojai reagavo, parinkdami tai, kad tiek treningus, tiek visas aprangas. O antras dalykas, tai dar lieka mūsų tiksluose, tai yra, kad būtų tos aprangos lengvai pasiekiamos ne tik žaidybinės, bet ir polo marškinėlė ir kita atributika, kuri susijusi su Žalgiriu, kad būtų lengvai pasiekiama mūsų fanam. Turi man tas daugiau šnekėti. Geras aprangos, medžiaga gera, viskas. Ką? Pagėdesnės? Nežinau, neprakaituoja. Ne, lengvos tokios iš tikrųjų, vidai gali pats paliesti. Va, kokia lengva medžiaga. Tikrai viskas ką žinau. Sunku pasakyti, pažaisti, pažiūrėsi. Manau, viskas gerai. Žaidybinė apranga yra svarbi detalė žaidime. Jinai turi ne tik nemaišyti, bet ir padėti žaidėjam. Jie turi gerai jaustis, ne tik žaidime, bet ir po žaidimo. Ir tai suprasdami mes panaudosime visas įmonės esančias žinias, technologijas ir patirtį, kad pateiktumėm pačią kokybiškiausią ir geriausią aprangą. Mes galėsime pateikti ir sirgaliams galimybę įsigyti prekybos tinkle sukurtas aprangas ar sirgalių atributiką. Ir manau, tai bus nesunku ir paprasta jiem padaryti, kadangi galėsime turėti prekybą savo parduotuvėse, o kartu ir išnaudoti savo elektroninę parduotuvę www.audimas.lt. Ieškojom kažkokio originalumo, kas leistų klubui išsiskirti. Jeigu žiūrėti į Žalgirį kaip klubą, tai klubas turintis nerealiai didelę savo patirtį. Ir man labai iš tikrųjų patinka jų komunikacinė žinutė iš kartos į kartą, kuri yra tikrai didelis išskirtinumas, ko kiti daug kas ir neturi. Kai žaidži rinktinę, negalvoji apie Žalgirį labai stipriai, kai žaidži Žalgirį, negalvoji stipriai apie rinktinę, bet aišku, kažkur pasaulyje yra tas dalykas ir vis tiek žiūri, kas čia kaip vyksta, domiesi. Man tai kol kas vyrų krepšinio rinktinėje 4 žalgiriečiai, taip? Taip. Sumažės ar nesumažės tavo manymu jų skaičius, kai bus tik 12-ukas? Sunku pasakyti, kaip čia seksis visiems ir
visos galimybės yra, kad ir tie 4 ir liks, bet tai gali atsitikti taip, kad ir kažkas iškris. Sunku pasakyti, čia viską parodys tos sekančios kontrolinės varžybos, kaip kam seksis, treneriai žiūrės ir spręs. Žalgirį dar keletą metų pabūsi. Šiemet dabar tikrai, o paskui žiūrėsim, kaip seksis visiems čia ir spręsim, kaip toliau bus. Turiu prisipažinti, kad pirmą ir paskutinį kartą šiandien aš pasipusiau šiuo aukso medaliu. Iškovotų 1994 metais. Kaip jis pateko pas mane, dabar kelios pastabos. The mayor of Tel Aviv-Yafo, Mr. Roni Milo, present the cup to the Lithuanian team. 1994 vasarą Lietuvos jaunių rinktinė Tel Avive iškovojusi Europos čempionų vardus, 12 žaidėjų FIBA atstovai įteikė aukso medalius, o likusius bene 7 saviems atidavė Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas profesorius Stanislovas Stonkus. Pirmiausia, jis įteikė jaunių rinktinės generolui, vyriausiajam treneriui Jonui Kazlauskui, po to treneriui Grigorijui Pancerovui, rinktinės vadovams ir rėmėjams. Sakydamas, kad ir aš, televizijos žurnalistas, 2 metus buvęs drauge su Lietuvos jaunučių ir jaunių rinktinė, nusipelniau medalių, prezidentas jį uždėjo man ant kaklo, befilmuojant kitus. Paskutiniu medaliu save padabino pats Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Stanislovas Stonkus. Taigi, taip, su videokamera ir mikrofonu papuošto oranžiniu kamuoliuku aš iškovojau Europos aukso medalį. Neįtikėtina, bet akivaizdu. Prieš 16 metų gavau ne tik Europos jaunio čempionų medalį, bet ir drauge su 18-mečiais, kuriems vadovavo treneris Jonas Kazlauskas, patekau ir į Lietuvos vyriausybę, kurioje buvo gražiai sutikti ir priimti mūsų senojo žemyno čempionai, beje, pirmieji čempionai atgimusioje Lietuvoje. Mums kažkuria prasme labai pasisekė, mes buvom pirmieji, buvo dėmesys mums, atsirado sponsoriai, atsirado galimybė gerai pasiruošti. Kažkada pirmieji 37-39 metais irgi buvo, kurie laimėjo. Tik paskui įvairių likimų ir kločių dėka taip susiklosti. Taip pat noriu priminti, kad pirmą kartą dalyvaujant olimpiadoje irgi buvo labai gerai pasirodyta. 3 vieta. Taip kad, jeigu daryti tokias apibendrinančias išvadas, Lietuva turi, manau, nacionalinį turtą, krepšinį. Ir tik tai jūsų visų pagalba mes galime taip padaryti, kad tas nacionalinis turtas duotų grąžą. Mes iš savo pusės aikštelėje, darbo treniruotėse, o jūs mylėdami mūsų remdami. Ačiū jums. O ši čia ta taurė, kurią mes atsivežėm. Nereikia išgerti alaus ar šampano, kad būtum linksmas, laimingas ir sąmojingas. Tai rodė mūsų Europos čempionai. Kai 18-mečius pagerbė sporto departamente, kur nebuvo nė lašelio alkoholio, visi jie buvo džiaugsmingai nusiteikę. O gal dėl to, kad vienmetis su mūsų laida čempionų čempionas Jonas Valančiūnas tapo krepšinių pasaulyje reporteriu. Žurnalistų duonus užsimanė paragauti ir kiti Europos čempionai. Šalia manęs stovi Deividas Pukis. Ką manote, kaip jūs sutiko Šilutėje žmonės? Oi, Šilutė žmonės labai nuostabus, atvažiavusi limuzino parsivežti manęs. Tai sakau, bet už limuziną pats susimokėti turėjo, paskolą pasiėmė. Sąskaitą įrašėme. Įrašė. Puiku. Krepšinio pasaulyje. Egidijus Mackevičius. Visi džiaugiamės, laimingi. Nesijaudink, viskas gerai yra. Mes jau laimėjom, jau baigė čempionatas. Laimėjom, tu nebijok, viskas. Turi medalį? Taip. Viskas. Gerai, iškart po padušą grįžęs paslėp, kad nieks netemptų. Dabar norėtume pagalbinti Tadą Maželį. Iš Klaipėdos, kaip žinome. Ką galvojate apie kitą sezoną? Ką turit, gal jau kokių pasiūlymų? Dėja, nieko dar neturiu. Neringos kuršiai nesiūlė? Ne, Neringos kuršiai jau nebesiūlo.
nebesiūlo? Ne, dar jau nebesiūlo. Dabar siūlo Orlem Lietuva. Į Vilnių kviečia atvažiuoti, bet nepaliksiu gimtojo miesto. Nepaliksi? Neptūnas irgi laukia, bet žiūrėsim. Kaip sako, laukia ir palauks. Ačiū, su mumis buvo Maželis, Todas. Landai Jakštai, iš kur jūs čia išmokti taip aukštai pašokti? Gal jūs kokias programas darot šokti? Jo, teisingai, jūs stebinot visus žiūrovus savo šoklumu. Čia matyti yra prigimtis, nes aš tai nieko nedirbau ant šoklumo. Plungės Babrunga išmokė. Plungs Babrunga pamokėna, ką priek šokti. Janadijus, Lapis, vis tai trenerė. Norėčiau perduoti linkėjimus visiems Kuršėnam. Šilutį, Kuršėnam linkėjimai. Plungiai linkėjimai, Utenai linkėjimai. Mes iš kaimo, mums patinka kaimas, mes visi esam nuo Plūgo. Va. Tai Jonai, kaip sunkiau, ar kamuolį dėti iš viršaus, ar štai šitą mikrofoniuką laikyti ir savo kolegas kalbinti? Gal šitą mikrofoniuką, nes kažkaip aš tai taip nepratęs esu. Šiaip pripratęs arbūzus mėtyti. Aš šiaip užsiemu dabar profesionaliai reklamos kūrimu. Esu labai daug pažengęs šitoj srity. Išmokė trenerekas. Malon. Štai. Krepšinio pasaulyje. Iš naujo. Esu Rolandas Jakštas iš Plungės. Krepšinio pasaulyje. Iš Kauno. Sėkmės. Bye. Būkite linksmi, būkite laimingi ir būkite kiekvieną sekmadienį, ryte ir vakare krepšinio pasaulyje, kurį turi tik viena Sport 1 televizija. Iki pasimatymo.